Sveiki, e-komisija klausytojai. Tęsime laidų ciklą apie reklamas įtaką mūsų gyvenime. Šios trečiosios mūsų laidos pavadinimas Karas keliuose – pašalinis autorinkodaros produktas. Šią laidą pradėsiu trumpa sentencija iš Nonsensus erezijų skrynelės. Greitis – kai kūnas pralenkia protą. Avarija – kai dvasia pralenkia kūną. Kalbame šią temą su rinkodaros guru Donatu Joniku. Lima. Tai yra Lietuvos marketingo asociacijos, Klaipėdos skyriaus valdybos pirmininku, o taip pat UAB rinkodaros agentūra marketologai vadovų. Pakalbėkime šią temą iš toli, taip sakant, nuo apšilimo. Pradžiai apie įstatymus, jų spragas ir kaip jie kartais apeinami. Klaidinanti ir melaginga reklama ir panašus dalykai. Toliau pakalbėkime, kaip galima palydėti pirkėją nuo lopšio iki karsto. Ir galų gale pasamprotausime, ar gali reklama privirti mums košės. Tai yra pradėjus auklėti mus nuo lopšio, pastumėti sparčiai link karsto. Apsvarstysime galimybę, ar neskatina autopramonės rinkodara orientuota į automonstrizmą ir autolenktynių propagavimą tokio fenomeno atsiradimą, kuris visuomenėje ir žiniasklaidoje linksniuojamas kaip karas keliuose. Donatai, kaip ir viskas šiam gyvenime, visi procesai, visi tokie reikšmingi dalykai yra reglamentuojami įstatymais. Kad kaip reklamos srityje, kaip yra su tuo dalyku? Taip, tiesa, šitas dalykas yra reglamentuotas. Iš esmės, planuojant bet kurią reklaminę akciją, kampaniją, vertėtų pasiskaityti dviem pagrindiniais įstatymas. Tai yra reklamos įstatymas ir alkoholio ir tabako kontrolės įstatymas. Tai, sakykime, jeigu alkoholio ir tabakų neprekiaujat, verslo to neturite, tai prasme, ten didelės, sakykime, reikšmės tas įstatymas neturės, kaip pagrindas bus reklamos įstatymas. Šiuose įstatymuose yra numatyti visi pagrindiniai principai, kas leistina, neleistina, bet yra palikta nemažai tokių diskutuotinų vietų. Kad, prasme, lyg tai kažko kaip ir negalima, bet įrodysi, neįrodysi. Ar ne? Vienareikšmiškai, kas buvo padaryta, kad apibrėžta, tarkime, įstatymė, kad alkoholį galima reklamuoti tik tai po 23 valandos. Bet turime Europos krepšinio čempionatą, tarkime, ne? Ir visi pastebėjom Švyturio alaus reklamą, taip? Pastebėjom. Baika visa yra kame, kad tai yra reklamuojamas nealkoholinis Švyturio alus. Ne? Tu prasme, reklamuoti nealkoholinį Švyturio alų galima bet kuriuo metu, nes tai yra nealkoholis. Panašų žaidimą dar prieš Švyturį buvo pradėjęs daryti ir Tauras. Nu, to prasme, valio galima patapšnoti per petį. Tauras vyrų gira, žodžiu. Visa Tauro reklama giros yra praktiškai tokia pati kaip po alaus. Nu, tie patys vyrai, tokie rimti, ten bačkutės, gira tuose bambaliuose vadinkime, bet tai yra jau nebe Tauro alus, o Tauro gira. Ar ne? Visas stebuklas gaunasi tame, kad šitas reklamas, sakykime, nealkoholinį alų ir girą gali reklamuoti kada nori. Faktiškai šiuo atveju įstatymais apės. Iš kur visas šitas dalykas kilo, tiksliai nepasakysime, bet manyčiau, kad šitos tradicijos galbūt yra iš Rusijos labai pasiskolintos, nes ten, kaip sakoma, kiekviena save gerbinti degtinė turi to paties pavadinimo mineralinį vandenį. Žodžiu, degtinės reklamuoti negalima, tačiau mineralinis yra puikus produktas, kurį gali pilstyti į tokią pačią tarą, su tuo pačiu pavadinimu, mineralinio reikės ant sekančios dienos po degtinės vartojimo ir taip toliau, taip toliau. Tu turi instrumentą, su kuriuo gali žaisti kiaurą parą visose medijose. Mineralinis vanduo, nekaltas produktas, ar ne? Lietuvoje atsirado nealkoholinis alus ir gira. Valia. Ta prasme, įstatymų apibrėžta, tarkim, šitą reikalavimą pavyko tvarkingai apžaisti. Tai ant to įstatymo turėtų dar kažkas išeiti, kad bandyti sugraibyti tos reikalus. Klausimas, kiek čia smulkmeniškai sugraibysi, kiek nesugraibysi. Bet reiškia, tada įstatymas nebeveikia, nėra prasmės tada. Praktiškai nėra. Tokiam gudručiam. Čia sakykime kaip, tu turi papildomai investuoti į šitą dalyką. Papildomai investuoti tau tai atsiperka, sąlyginai nedaug naują produktą sukūrė, etiketę užklievai paleidai, viskas. Bet yra kitų sričių, kur tie patys įstatymai reglamentuoja kažkiek griežčiau ir ten yra, sakykime, sudėtingiau apeiti. Kaip pavyzdys galėtų būti klaidinanti reklama. Kad įstatyme reklamos, aiškiai pasakyta, reklama negali būti klaidinanti. A ką reiškia klaidinanti? Tau klaidinanti, man neklaidinanti. Atsiranda tam tikros... Gal yra smulkiau apibrėžta, kada tu suprasti? Įstatyme to nėra smulkiau, bet yra poįstatyminiuose aktuose. Tą galima ieškoti, žiūrėtis.
Nežinau tiksliai Kaip kiek. pats apibendrintum, jeigu taip punktais neminėjai, Klaidinanti bet reklama tai būtų tokia, kuri vartotojai sudarė neteisingą įspūdį apie produktą ar apie šitą pasiūlymą. gal skaityti didžiai daugumai vartotojų. Vat ir nebūtinai. Nebūtinai? Nebūtinai. Ta prasme, ko pasiekoje jisai priėmė sprendimą pirkti šitą daiktą. Sakykime, su klaidinančia reklama yra buvę precedentų ne tik Lietuvoje, bet apskritai Europoje ar pasaulyje, kai buvo duodami ieškiniai, kad palaukit, šita reklama yra klaidinanti, jinai ten verčia kažką tai pirkti ir daryti. Bet sako, palauk, šito daikto nepirkai. Tai tavęs jinai neprivertė nupirkti, ar ne? Čia teisinis dalykas ir pasibaigė. Kitu atveju. Pala. Bet čia man kažkas nesusiriša. Tai teisiškai tai yra, pavyzdžiui, pasikėsinimas nužudyti ir nužudė. Tai, pavyzdžiui, už pasikesinimą nužudyti, tai jau irgi nepasakys, jūsų dar nenužudė, arba nepakankamai nužudė. Jo. Čia tokių nėra fokuso, tai kaip čia? Jo. Šičia dalyką turi įrodyti, suklaidino, nesuklaidino. Yra, sakykime, tokie atvejai palikti. Tai čia reikia leistis nužudomu, kad žmona iškeltų ieškinį. Iš esmės buvo nuskambėjusi Lietuvoje viena tokia frazė, nebežinau, kas pasakė, bet kažkas iš juristų. Jeigu jūs suklaidino reklama ir jūs įsigijote šitą daiktą, jūs įrodėte teisme, kad jumis šita reklama suklaidino, kad, netokį įspūdį susidarėt, koks tas yra produktas, galėsite šitą prekę grąžinti ir atsimti pinigus. Tai teisiškai, praktiškai ir faktiškai yra įgyvendinama? Ar čia dar... Tai yra įgyvendinama, bet tai yra sudėtinga. Didžiąją dalimi, vėlgi, reikia žiūrėti dalykus ne vien iš vartotojo pusės, bet ir iš pačios įmonės, kad nebūtų to piknaudžiavimo. Tarkime, jeigu palygintume internetinę prekybą su ta plačiaja, ar ne, Vokietijoje yra netgi pastebė piknaudžiavimo atvejai studentų tarpe, būtent dėl tos pačios nuostatos. Ten yra suteikiamas tam tikras laiko tarpas, kada gali internetu pirktą prekę grąžinti. Tau nepatiko spalva, dydis, tu ten kažką apsirikai ir netgi palikta ta nuostata, siekiant išvengti, kad reklama klaidina, ar ką dėl bet kokių priežasčių ją gali grąžinti ir galvos neskaudant. Apsikavai, tai grąžinai ir viskas, ar ne? Tai studentai prieš išleistuvių balius, yra tokia kategorija, kurie nebesinuomoja smokingų ir suknelių vakarinį. Nusiperka, sako, žinai, po baliaus nepatiko spalva ar kažkas, apsirikau, ten kažką grąžinu. Viskas. Bet, ko gero, jis turi atitinkamos kokybės ir būti, jau tu nenuneši ten jau apipiltų kainių. Jo, tai turi būti nesugadintas produktas. Nes gali ir užsirauti, teks nusipirkti tą smokingą ir gana brangų vienam kartui. Jo. Brangiai gali atsiimti. Jo, galima. Čia nuo juristų priklausys. O Lietuvoje mes, kur susidurim, sakykime, jeigu žiūrėti taip iš žmogiškosios pusės, klaidinanti ar melaginga reklama. Tarkime, einame prekybos centre ir matome nubraukta kažkokia sena kaina, parašyta, tas dešros gabaliukas kainuoja 3,89. Didelį ten geltoną, raudoną, ten akciją, valion. Nubrauktoji kaina yra mažų šriftų parašyta ir ten yra 3,99 centai. 10 centų padarė nuolaidą, paskelbė, kad tai yra didžiulė akcija. Šita reklama nėra melaginga, jinai nemeluoja, kad dabar yra akcija daroma speciali kaina. Bet šičia galėtų atsirasti diskusija vieta, ar tai yra klaidinanti reklama ar ne. Nes žmogus eidamas prie prekybos centrą susidaro įspūdį, kad šitam produktui yra taikoma didžiulė nuolaida. Ir šičia bus klausimas, kieno teisininkas bus kietesnis. Aš tavo dešros gabalą įsimečiau dėl to, kad man tai pasirodė. Bet vėlgi, kokius produktus turėsime omeny. Galbūt ne maisto produktus imsime, ne? Gali būti automobiliai, tarkim, ar ne? Paleista kažkokia klaidinanti reklama. Taigi, Donatai, dabar pakalbame apie klaidinančią reklamą. Kas per dalykas tai yra? Iš esmės, klaidinanti reklama yra tokia reklama, kuri arba pateikia melagingus faktus, arba nutyli, nepasako kažkokios esminės informacijos ir iš esmės sudaro žmogui ne visiškai teisingą įspūdį apie prekę arba pateikiamą pasiūlymą, ko pasiekoja tas žmogus gali priimti sprendimą pirkti, įsigyti tam tikrą daiktą. Klaidinanti reklama pagal reklamos įstatymą yra draudžiama, konkurencijos tarnyba stebi šitos dalykus ir skiria tam tikras baudeles. Galima netgi pasižiūrėti kai kurios atvejus, kad būtų tiesiog įdomiau, kokia reklama buvo pripažinta klaidinanti, kodėl ir kokios pasiekmes buvo už tokios reklamos naudojimo. Įdomu, ar ten atsipirko šitie dalykai ar ne. Tai vėlgi, kažkada berods 2004-2008 metais Eurovaistinė bandė save pozicionuoti kaip mažiausių kainų lyderė. Eurovaistinė mažiausių kainų lyderė. Negalėjo jie įrodyti, kad jie yra mažiausių kainų lyderiai, konkurencijos tarnyba skiria baudą 27 000 litų. O, nemažai? Jo, nemažai. Panašią baudą, kiek mes matom iš internetinių šaltinių, užsidirbo ir General Finance, Big Bank, nes jie sakė, Big Bank tai yra greičiausias kelias iki pinigų.
Ir jie negalėjo pagrįstai įrodyti, kad būtent pas juos iki pinigų yra greičiausias kelias, gavo baudelę 30 000 litų. Bet čia juokingas įrodymas, kad greičiausias, negreičiausias, pas kurį yra greičiau, žinai. Tai vat klausimas. O paaiškės, kad apiplėš žmogų yra dar greičiau. O ten reikia užpildyti pareiškimus, dar kažką. Nu, bet čia juokingai. Kaip čia įrodinėjimai? Tai va, bet nesvarbu. Reikia žiūrėti tada teisinius precedentus. Vienas iš paprastesnių atvejų tai buvo, net nebepamenu kokio pavadinimo kremas, bet vėlgi jisai teigia, jog ypatingai greitas gydomasis poveikis, ten užgydo žaizdas, nudegimus, ten dar kažką tai tokio. Ir vis dėlto įmonė pardavinėjanti šitą kremą gavo baudą 9 ar 10 000 litų už tai, kad negalėjo įrodyti moksliniais tyrimais gydomojo poveikio. Ta prasme, taip sako, kad tai gydo, o įrodykite, kad gydo tikrai. Arba dar jie sakė, kad greitai gydo. Jo, ir dar, kad greitai. Ką reiškia greitai? Ta prasme, ten apskritai kalba buvo, kad jie iš vis net nelabai galėjo įrodyti, jog gydo. O, dar liksime. Šito dalyką, taip automatiškai gavo baudelį. Galbūt kažkas prisimintų ir Labas reklamą apie SMS. Ta prasme, tai buvo pakankamai plati lauko reklama, kuris skelbė į tavęs, kas nors paklaustų, kiek kainuoja SMS, sakyk, nieko nekainuoja. Skambės tokios frazės, visiems laikams, be jokių papildomų sąlygų, taip toliau. Tai žodžiu, tas visiems laikams ir be jokių papildomų sąlygų pasibaigė 2006 rugsėjo 1 dieną. Tai rugsėjo 2 padavė kažkas į teismą. Jo, ko gero. Dabar tas atvejis skundų toksai, kad po to taip, aišku, ten lituką ten siūs, prenumeruok kažką, bet pati esmė ta, kad tai nebuvo visiems laikams ir be jokių papildomų sąlygų. Baudelė berods ar tai 18 000 litų gavo. Nu, klausimas atsipirko, neatsipirko, ar ne? Tai vat, tokiu atveju yra ir galima pasižiūrėti internete plačiau, prasme, klaidinančios reklamos atveju pavyzdžiai ar kažką tokio. Čia gana nemažai kalbėjome, kaip būna, kaip atsitinka, o dabar kaip padaryti, kad į tokius dalykus neįsivelti. Ko gero reikėtų prisiminti tą pačią auksinę taisyklę, kad niekada nieko už dyką nebūna. Prasme, jeigu jau matot, kad duoda kažką tai už litą, tai klausimas, ką jūs dar mainais duodat papildomai už tą litą, ar ne? Tai arba jūs duodate savo duomenis, arba pasirašote sutartį kažkurią tam ilgesniam laikui, arba pasirašote prie žvaigždutės yra papildomų sąlygų ir visas puslapis, kiek ten tų papildomų sąlygų, ką ten su jumis darys, kokie bus atnaujinimo mokesčiai ir taip toliau. Ne visada turime laiko į tos dalykus ten gilintis ar skaitytis, bet, kaip būtų sveika visų pirma pasižiūrėti, po ko mes pasirašom, su kuo sutinkam. Kiek praktika parodė, kad netgi tie darbuotojai, kurie jums parduoda kažką tai už litą arba sako, pasirašykite čia po sutartėlę, ne visada patys yra įsigilinę, kokios ten tos papildomos sąlygos. Ir žodžiu, kai tau pakomentuoja, lyg tai nieko baisaus, nieko blogo, bet kai ateina laikas ar su banku tartis ten dėl paskolos padengimo ar su mobiliųjų operatorių dėl sutarties nutraukimo, tu pamatai, kad prie tų žvaigždučių yra juoda ant balto kažkas parašyta ir tu neapeisi. Nesvarbu, kad tas konsultantas tau truputėlį kitaip paaiškina, ar ne? Jeigu kalbėtume apie tą situaciją, kad jau pasirašėte sutartį, ten tarkime už litą, ne už litą, bet pasikabinote N metų ir turite naudotis kažkokią tai paslaugą, kažkokią tai teikiamų produktų. Na, su produktu paprašiau, ta prasme, nusipirkai, tu jį turi kaip ir nutraukti nelabai galėsi. Bet yra netgi Lietuvoje buvę keletas precedentų, kuriais išaiškino, jog bet kokią paslaugų sutartį galima nutraukti. Nes yra vartotojo teisė negauti paslaugos, jeigu jis tos nenori. Ta prasme, teismas jau vienu atveju buvo išaiškinęs, kad tu negali žmogui per prievartą teikti paslaugą, jeigu jis jos nenori. Klausimas yra tik tai dėl sutarties nutraukimo sąlygų. Netgi civilinėme kodekse yra parašyta, kad bet kurią sutartį galima nutraukti, įspėjus prieš 30 dienų, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. Visgi turi būti įgyvendinti abiejų šalių įsipareigojimai. Dažnai yra susidurima su tokia situacija, kad jeigu dabar nutrauksite sutartį, turėsite sumokėti ten visą likusią pinigų sumą iki ten paskutiniųjų metų pabaigos ir ten atsiskaityti. Tai būna, ypač mobiliųjų tinklų visų operatorių. Ja, dažnai būna. Kiekvienu atveju reikėtų pasižiūrėti sutartį atskirai, kas ten numatyta, bet tiek teismų praktikoje, tiek civiliniam kodekse yra reglamentuojama, jog įmonės negautas pelnas nėra prilyginamas tiesioginiams nuostoliams, kurios turėtų padengti tas vartotojas atsisakydamas sutarties. Reiškia, jeigu aš kaip vartotojas nutraukiu sutartį, kuri dar turėtų galioti 2 ar 3 metus, tai aš neprivalau padengti įmonei pelno, kurį jinai būtų gavusi iš manęs. Bet sutartyje tai rašo.
Tai vat, Taip, bet reiškia, jeigu tai pagalvojus, tai sutartis teisiškai iš principo neteisinga. Iš principo, reiškia, netgi pasirašęs sutartį, netgi nenorėdamas nutraukti tą sutartį, gali kažkur nešti ir sakyti, su manim pasirašė iš anksto žinodami neteisingą juridiškai sutartį. taip, šitą dalyką galima užginčyti. Tai ir tokia yra teismų praktika, kad taip yra buvę? Taip yra buvę. O panagrinėkim tokį dalyką. Dažniausiai tai būna taip, mobiliakas už dyką ir pasirašai 3 metam. Nu, tipinis atvejis, 2, 3, ten žinai. Tai jie pasakys, kad tas mobiliakas už 600 litų yra įskaičiuotas visą tą. Tada skaičiuokime, jeigu ten 3 metam 600 litų, tai bus ten po kokį ten 10 ar 15 litų. Tai tau liko pusę metų, o jie sako, kad tau reikia tada mokėti po 50 litų už mėnesį. Tai išskaičiavus tą mobilaus telefoną, tai sakytum, gerai, sutinku, vat po tos 10 litų tai skaitau, o jūsų negautų nuostoliai, tada jau būkit malonus, jau nepripaišykit man. Panašu į teisybę. Ja, tai yra panašu teisybė, ar teismas pripažintų teisybę ar ne, būtent yra klausimas teismo. Iš esmės, nutraukiant bet kurią sutartį, turi atlyginti tai kitai šaliai jos patirtus tiesioginius nuostolius dėl tavo sutarties nutraukimo. Bet tuos nuostolius paslaugos teikėjas turi įrodyti, pagrysti. Negali sakyti, žinai, ten telefonas buvo 600 litų, mes tau davėm specialų planą, tai tu ten turi mokėti po 50 litų per mėnesį ir iš viso, tarkime, ten gaunasi keli šimtai litų. Ne? Ne, tai turi būti įrodyta. Kodėl? Ir kad tai buvo tikrai jo tiesioginiai nuostoliai. Kad telefonas tai viena tvarkoj, kad jisai skyrė specialų planą, va čia yra ginčytina. Ar jisai turėjo kaštus tam planui sudaryti, ar neturėjo kaštų. Ne? Tai yra teisminis klausimas. Yra buvę tokių atvejų, kai pilietis turėjo pasirašę sutartį dar beveik 3 metam ir norėjo pakeisti paslaugų teikėją dėl gerokai pigesnės paslaugų kainos. Tai nebuvo apie mobiliuosius telefonus, bet buvo tiesiog prigąsdintas, kad turės susimokėti už 3 metus ir jam tikrai taps nenaudinga ten pakeisti tą sutartį. Pasikonsultavęs žmogus su advokatu, parašė paprastą raštą ir sutartis buvo nutraukta. Ir ta prasme, jisai jokių kompensacijų nieko nemokėjo. Tenai būtas netgi toks atvejis, kai paslaugos teikėjas iš viso į klientą nieko neinvestavo. Ta prasme, nedavė jam nieko nemokamai, nieko ten neinstaliavo, nieko. Tiesiog mes tam pasirašėm, aš tau už tiek parduosiu tokią paslaugą kiekvieną mėnesį. Bet tu turi pasižadėti, kad už tokią patrauklę kainą su manim bendradarbiauti ten 3 ar ten 4 metus. Žmogus, taip, kaip ir gerai, bet rinkoje atsirado normalesni pasiūlymai. Viskas. Ir ta prasme, tenai žmogus pasivadovavo teisinių precedentų, kad Lietuvoje jau yra buvę tokie atvejai ir viskas. Donatai, ar įmanoma savo klientą auginti nuo pačio mažiausio amžiaus, vos ne nuo lopšio? Esu matęs parduotuvėje, dabar tapo gana madinga tokie suvenyriniai automobiliniai numeriai, kur, pavyzdžiui, LT, viskas, Europos Sąjunga, grinai kaip buvo valstybinis numeris ir jame ten jonukas, ten dar kažkas būna ir įdomesnių, bet ir važiuoja, pavyzdžiui, jauna mama, vežimėlis, vaikutis ten su čiulptuku, žinai, o prieki ten jau automobilinis tas jonukas. Paskui tas jonukas jau paaugęs iki poros metukų, jau rankoje laiko mažą raudoną sportinę mašinėlę. Paskui, kai ateina laikas žiūrėti televizorių, jis jau mato, pavyzdžiui, filmuką apie linksmąjį automobiliuką McQueenas, koks nors ten tokio. Po to galima turėti visokių nusipirkti kompiuterinių žaidimų, kur galima lakstyti gatvėmis, naktimis, ten drageriai visokie, viskas ir daužyti policininkų automobilius, kur virtualioje erdvėje galima. Ir galų galia, jeigu ten užsimušė, tik paspaudė knopkę, gauni naują gyvybę. O šiaip tai gatvė, tai būtų ištikštų smegenis ir tavo ten mamytė labai verktų, sakysim. O čia pripratinam prie tokių dalykų. Paskui jau tu nori turėti teisės, kad 18 metų įsigyti kokį nors padėvėtą kledarą, bet, pavyzdžiui, su 3 litrų variklių raudonos spalvos kokį nors ten Eclipse ar kažkokia ten, žinai, Honda CX ar kažkas tai tokio, žinai, ir jau būna, kad tvojasi kur nors į medį, dar kažkas tai. Čia pašaliniai, taip sakant, efektai, bet kad automobilis būtų perkamas, ar gal tokių pavyzdžių, gal galima. Žiūrėkim taip, jeigu klausimas būtų, ar galima ugdyti vartotoją nuo mažumės, tai be abejo, kad galima. Ta prasme, yra labai mažai dalykų, kurių būtų neįmanoma padaryti, ne? Tai galima. Bet aš kelčiau netgi čia klausimą tokį, kas už tai mokės. Ta prasme, įmonė, kuri gamina automobilius, sportinius, kėdus, ta prasme, tik tai gimė vaikelis ir jų segmentą orientuotis, kad po 18 metų jis išsilaikys teises ir dar tik tai plus dar kokie 5 ar 7 metai, kol jis susikrapštys pinigėlius, bankas duos jam paskolą kažkokiam sportiniam automobiliui, būtų naivu tikėtis tai kompanijai kažkokio tai atsiperkamumą ir sakykime, didelės grąžos iš rinkodaros instrumentų.
Bet vat, paminėti pavyzdžiai teisingi yra tokie, kad lyg tai ta nuomonė yra brukama, kad lenktynininkas yra kažkas toks kietas, kad čia lenktyniauti yra faina, kad automobilis yra čia jėga, čia sportinis šienas, čia toks. Tu pažiūrėtum ir dar daugiau, ir Dakaro raliai, ir ten greitai įsiūtę filmų, ten 5 serijos, apšiai, visokiausių. Bet aš čia matyčiau, kad galbūt mes matome bendrą trendą, bendrą tokią tendenciją, kurios galbūt niekas kryptingai ir nebandė kurti ir jos nebando valdyti. Jeigu vienas kažkuris iš automobilių gamintojų bandytų daryti, būtų nežvėriškai brangu ir graža neaišku kokia. Aišku, galima kelti hipotezę, kad tarkime visiems automobilių gamintojams tai yra įdomu tokią temą vystyti, palaikyti, nes vis tiek žmogus sužaudys. Bet čia tai logiška, kad įdomu ir naudinga. Jo, nes dabar įsilaikys teises, turės kažkiek pinigėlių nusipirks, kas nusipirks ten Volkswageną paprastą, kas nusipirks Toyota Eclipse, kas ten Mercedes ar BMW, ne? Nes matai, pinigai nėra begaliniai ir, pavyzdžiui, gali tapti automobilių fanų, o gali tapti žvejybos fanų, gali sklandytuvų fanų, gali tapti krepšinio fanų ar dar kažką tai. Ir tada važinėjai visą amžių su senu golfu ir žaidi krepšinį arba gaudai žuvis, teisingai. Bet jeigu tapsi nuo mažumį lenktynininkų fanų, tavo visas gyvenimas bus keisti automobilius, tu būsi amžinas automobilių pramonės klientas. Kitas momentas, sakysim, jeigu lenktynės daugiau pozicionuojasi su kokiu nors ten Subaru, Honda, dar kažko tai tokio, tai kai turėsi daug pinigų, tai į tą pusę, bet ne visai taip, tada galėsi pirkti Lexusą, Mercedes ar dar kažką tai. Bet vis tiek tai nebus nauja kelionė su žmona į Kretą, tai nebus, daleiskim, naujo buto interjero apstatymas, ar dar kažkas tai tokio. Vis tiek tai bus automobilis. Tai vat į tą mostį, kaip sakant, korta vis tiek į tą pačią eina. Ja, į tą pačią pusę eina ir vėlgi, žiūrėti yra bendra tendencija, valio, žiūrėti iš kiekvienos kompanijos, ar tai yra Mercedesų, BMW, tarkim, liukso klasės automobilių, ar tai yra lenktyninių automobilių klasė, ne? Aš įsivaizduočiau, kad kiekviena iš tų įmonių taip pinigėlių turi, ganėtinai nemažai, gali skirti pakankamai solidžius biudžetus, kad filmuose pasirodytų jų markės automobiliai, kad, sakykime, atstovautų ekipos Dakaro ralyje ar ten, sakykime, dar kažkur, sakykime, formulė bolidai būtent su jų automobilių prekiniais ženklais. Ir net nebejoju, kad jų rinkodaros strategija ir visoje politikoje yra numatyta, kad mes remiame ten sportinį, sakykime, automobilių įvaizdį. Ir ten, kur yra pozityvus tas įvaizdis, mes ten norime dalyvauti. Bet abejoju, ar jie bus patys, kurie nuo lopšio šitą dalyką bandys išvystyti. Nuo lopšio aš įsivaizduoju dėl profilaktikos, taip, į perspektyvą. Arba dėl profilaktikos, arba... Plius jiem investuoti nereikia, jiem tik reikia sužadyti pačią ideologiją. Jie žaislų negamina, yra kompanijos, kurios gamina. Va būtent, čia gaunasi tas tarsi sniego gniūžtės efektas. Pasirodė multikas apie tą McQueen, ar kaip jisai ten ir kepurėlis viską parduoda. Jo, ir kepurėlis ir viską taip, galbūt jie išlošia nuo prekės ženklo ten panaudojimo, bet ir kepurėlis ir viską lošia, atsiras ten ir kokie, nežinau, žaisliniai automobiliukai vaikams ir kompiuteriniai žaidimai netgi yra jau visokiausi, ar ne? Ar kuri nors lenktyninių automobilių, sportinių automobilių gamintojų prie to prisidėjo, nežinia, bet ta prasme jiem taip tai yra įmostė, ne? Tai yra tas, tikrasis sniego gniūžtės efektas. Bet kažkas, tarkime, baldų gamintojas, sakys, žinai, jo, fain, dabar perka vaikams kažką su automobiliukais. Kodėl nepagaminus jiem ten, ar stalą, ar lovą, kuri būtų... Tai palauk, tai barbėm yra komplektėliai gaminami ir netgi skalbimų mašinos konkrečios, Siemens ar dar kažkas tai. Aiškiai jau nuo mažens jau tas Siemens arba kokius nors ten Mylė tau įsisrieks į smegenis. Tai vat su tom barbėm. Su barbė kartu. Jo, tai vat su tom barbėm. O vyrukams iš karto įsisrieks ten, žinai, lenktynės automobilis. Dar kažkas, ja. Tai vat, jeigu ir ta pati buitinės technikos gamintojas sako, mes remime tas, kas yra aukština, tarkim, šeimininkių, namų šeimininkių teigiamą patirtį, mes ten dalyvaujam. Tai prasme, leidžiame naudotis galbūt tai pačiai barbė, galbūt net primokame, kad ten būtų Siemens skalbiklėlį įmontuota, ar ne? Arba, pavyzdžiui, James Bondo filme, tai kad jis būtent su Fordu, lygtai su Fordu ten lenktyniavo. Taip, su Mondeo. Palau, tai ne koks nors Aston Martin, dar koks nors Fordu, tai kai jau įdomu, kiek kainavo. Čia buvo diskusija būtent, kiek tas dalykas kainavo. Jo. Ir kitas klausimas, bet jeigu Fordą palėtė mane, tai kiek ten buvo prasmės Fordui grendinti su Jamesu Bondu? Taip, tarp mūsų sakykime. Juokingas atvejis, bet jiems tai prasmingas. Gal čia buvo tiesiog labiau pabandymas. Nes, kai sako, tikrai Aston Martin atrodytų kur kas solidžiau su Jamesu Bondu, negu ten Fordas. Bet rūko Volkswagenai su Jamesu Bondu prasivėžinti. Sakykime, kokį štabą. Bet reiškia, galime ir sulaukti. Jeigu publikai tai bus tiks, tai ko gero ir pamatysim su Volkswagenu. Galim, bet
ta prasme, tai pačiai kompanijai naudos, ta prasme, bus pernelyg didelė priešprieša. Ar negali tai kažkaip tai tie visi marketinginiai triukai, linksmumai atsirūkti kitų galų? Tarkim, įsivaizduokim, kad norint, kad pirktų automobilį, tai reikia automobilių lenktynių tą isteriją sukelti. Kad vyrui įsisturėktų į smegenis, kad visą laiką būtų galvojami automobilį. Šiaip automobilis nuvažiuoti iš taško A į tašką B, tai kažkaip emocionaliai neveža. Bet lenktynės tai yra emocinis dalykas ir čia sukabinami pozityvus tie dalykai. Tai jie savo rezultatą pasiekia. Kiekvienas kaimo bernas ir miesto bernas užsimano ir svajoja būti antru Šumacheriu, o Lietuvos mastu tai čia antru Brunza, sakysim, žinai. Tai mes miestuose tai ir matome. O kuris turi, daleiskim, tuos savo įgūdžius treniruotis? Pavyzdžiui, Plungės, Šiaulių, arba kokio nors Balbieriškės kaimo, arba tos pažiūrėjau Klaipėdos. Taigi, aš tai matau ir girdžiu, kad jie tai daro miesto gatvėse ir dieną, ir ypač naktį, kokį 3 valandą nakties. Tai palauk, ar negaunasi taip, kad tas karos keliuose, vadinkim, tai vienas žmogus yra sakęs, kad tai palauk, tai karos keliuose tai yra pašalinis automarketingo rinkodaros, taip sakant, dalykas. Kad tai jie nespecialiai to nori, bet taip jau atsitinka, kad kuo daugiau norinčių būti Brunza, tai tuo didesnis karos keliuose. Bet tai yra nepopuliaru sakyti, nes kadangi karo keliuose būtent ir prižiūri tie patys asmenys. Susisiekimo ministerijai, tas pats Brunza, yra Susisiekimo ministerijos lygtai visuomeninis patarėjas saugaus eismo klausimais. Bet Brunza taigi yra ir autolenktynininkas, ir buvęs stambus automagnatas. Tai klausyk, tai labai įdomiai susiveda tie reikalai. Aš nežinau, ar ši sąmokslo teorija būtų galima žvelgti, ar mintis iš ties įdomi šiuo kampu. Vėlgi, mes turim bendrą tokią tendenciją, kad lyg tai, sakykime, lenktyniauti automobiliais tampa kaip ir lygis tam tikras, ar ne, kad čia, kietas dalykas. Tai reiktų, ką iš rinkodarinės pusės prisiminti 2 dalykus. Kada kompanija stengiasi daryti įtaką vartotojams, vienokia ir kitokia, tai yra 2 lygmenys. Visų pirma, jie gali nuspręsti skatinti tam tikros kategorijos produktų vartojimą, antru atveju skatinti pasirinkti konkrečiai jų produktą. Tai sakykime, šiai dienai, jeigu mes matome, kad sąmoningai ar nesąmoningai stipriai formuojasi tendencija apie lenktyninius automobilius, mes matome, tai yra tą pirmąjį lygmenį, kad apskritai lenktyniauti yra kažkas tokio kad tai yra smagu, valio. Tai studentai yra darę tarakonų lenktynės, bet tai galėtų būti populiaru, bet iš tarakonų jokių biznį, o iš automobilių oho. Tai va. Tai sakykime, kompanijai, dabar žiūrėkim, kuriai apsimokėtų šitą dalyką kelti viešumą, kad lenktyniauti verta. Tik tai, kuri yra iškart jau pozicionuojama kaip lenktyninis automobilis. Dabar pasakykim, lenktyninis sportinis automobilis, koks ateina į galvą? Jeigu su Dakaro raliu, tai man visokie Subaru daugiau, ten Hondos. Subaru, Honda, sakykim, galima dar kitus kažkokius modelius. Valiau, šitiem automobiliam. Bet žiūrėk, kas gali atsitikti. Pavyzdžiui, kai jis atsižais su Subaru, Hondomis ir visais kitais dalykais ir bus didis verslininkas ir turės daug pinigų, tai jis automatiškai paskui persis į kokį nors Lexus arba BMW arba dar kažką tai tokio. Tas, kuris turės daug pinigų, turės 2 arba 3 automobilius. Net Lietuvoje. Kliūs visiems, ir tiem. Tikrai, Lietuvoje yra verslininkų, kurie važinėja su Mersais, gražiais, tvarkingais, ten kur kainuoja po 400 000 litų, ir turi prabangius automobiliukus sportinius. Nuvažiuoti trasą, ten į kažkokį restoraniuką pasivaidinti ar ten užsienį. Valia. Taigi, sakykime, jeigu tą bendrą tendenciją žiūrėt, kažkas yra suinteresuotas tos kategorijos iškėlimu, kiti, kurie turi galbūt mažesnį, sakykime, srautelį pinigų, jie deda dėmesį tik į konkretaus produkto pasirinkimą, kad pirktumėt būtent mūsų automobilį. Tai tie mažesniai gamintojai, paskui, sakykime, taip susiklosto tokia situacija, kad mažesnis biudžetas, jiem ne per vieną pusę neapsimoka reklamuoti visos kategorijos šito automobilių, nes vis tiek didžioji dalis nubirės ten, kas, sakykime, prisitempė. Susipozicionavo teisingai. Nes didžioji kategorija ir taip jau yra sutvarkyta. Belieka atsiriekti savo rinkos dalį. Belieka savo rinkos dalį. Tai rinkodarinio požiūrį teisingas sprendimas iš automobilių gamintojų būtų toks, kad mes visų pirma pasistatom save kaip šioje situacijoje patys geriausi lenktyniniai sportiniai automobiliai, kad važinėti su mūsų automobiliu lygis, kietas, ne? Tai tada renginiai galėtų būti toks, pavyzdžiui, vakarų slalomo ralis. Arba ten koks nors ten dragų lenktynės. Arba dar kažkas tai Subaru tauriai laimėti ten kokia ir ten dar kažką.
remia panašius dalykus. Gali ten, aišku, padaryti legalias lenktynės autodrome kokiam, nu nežinau, tokių visokių variantų gali prisimastyti. Ir tik tai tuomet tau yra prasme didinti bendrą kategorijos skaičių. Na, tarkime, jeigu, dėkim, 10% perkančių automobilius perka sportinius, valio, ar ne? Ir, sakykime, nu, tarkim, įrodyti tyrimas, kad vis tiek 10% taip ir pirs, tai tu gali sakyti, kad pala, arba jūs visi likusieji, kurie ten 90% perka automobilius, pirkit sportinius, arba visus, kurie dar net nepagalvoja apie automobilius, sakyti, palaukit, bet kai jūs pirksit automobilį, tai sportinis yra jėga. Ne? Tai jau daryti tą poveikį toliau, bet tai yra ir brangiau, ir efektyvumas yra žymiai mažesnis. Turint pinigėlių, būnant lyderiu šito nišoj, tu gali bandyti šitą dalyką žaisti. Bet dabar galim pakalbėti, kurie automobilių segmentai yra orientuoti į lenktynių propagavimą, to pačiu tą vadinamą šumacherizaciją, o kurie priešingai. Nu, tarkim, koks Toyota Prius bus vienoks, o koks nors sportinis ten Subaru arba Honda bus kitoks. Tai iš ties, sakykime, tie automobiliai yra ir taikomi į skirtingus segmentus, sakykime, pagal savo įvairiausius tos apibrėžtus kriterijus. Ir tikrai yra įdomi tavo atminties šumacherizacija, ne? Kad jeigu tampa populiaru, sakykime, apskritai, kas susijęs su lenktynėmis, kad ten tie galingi automobiliai nebūtinai jis turi būti naujas, ar ten kažkoks labai dailus, ką tik iš salono. Nes tada jis ir gali būti nenaujas, nes tu kietas jau netgi su nenauju. Jo, tu kietas esu ir su senu bambaliu, kuris ten garsiai plėšia, nesvarbu, kad duslintuvas kiauras, bet atrodo kietai, ne, ir ten labai greitai rauna iš vietos ir visą kitą. Tai taip šita šumacherizacija gali būti būtent dėl to. Ta prasme, kad bendra tendencija rutuliavosi, jau lenktyniauti yra kieta, ta prasme, ir nuo mažumės, nuo visą kitą. Ir ta prasme, paaugliams jaunuoliams, sakykim, teisės ten įsilaikė, kai kas būna kaimus ir be teisų varinėja su šitais automobiliais. O kai sakome, ten 3 valandą nakties kažkas važiuoja, lekia, degia, nulekia nuo kelio. Tai vienas atvejis taip, tai alkoholis galbūt išgeręs važiuoja, bet pala, kodėl jam išgerusiam reikia važiuoti automobiliu, o neiti su kažkuo ten pasimušti, ar ten eiti šokius, ar ten pasmergų, sakykim, taip, ne, būtinai reikėjo ten važiuoti ir nešyti savo ten 4 draugus. Tai... Jo, ir važiuoti, pasidraskyti ant kelio, pasileidė, kaip sakom, parodyti, koks jis yra šumacheris. Tai iš tikrųjų gali būti, kad ir pas mus tas prasidėjęs karas keliuose yra ne vien tik tai dėl to, kad važiuoja žmonės išgėrę, ar ne, būtent netgi ir dėl to lenktynių propagavimo. Pilnai tikėtinas variantas. O Donatai, tu seki spaudą, tau privalu žiūrėti, kas čia vyksta. Kas dažniausiai sėdi radio arba televizijos studijose, kada kalbam apie karo keliuose? Na, pažiūrėkime, galbūt klystu, bet daugelį atveju tai būna atstovas iš Susisiekimo ministerijos, tai būna kažkoks policijos pareigūnas, policijos atstovas, sakykime, ir neretai būna įtraukti vėlgi tos pačios vos netikslinės auditorijos atstovai. Na, paimkime patį garsų lenktynininką Brundzą, ar ne? Jisai jau vien savo buvimu yra vos net tam tikras etalonas. Taip, tai lenktynininkas, autofanas ir taip toliau. Ir vėlgi kalba, kuomet vyksta taip, Susisiekimo ministerija lyg tai pamoko, ten pirštų pagrasina, bet pala, šalia sėdi lenktynininkas, kuris ten draskosi trasos, visą kitą. Niekas nesako, kad ten yra, blogai kažkas tokio, bet lenktyniauti yra fain ir jisai čia prie šito dalyko dalyvauja. Plus šalia yra policija, kuri tuo pačiu gaudinama tuos kelių pažeidėjus turi viršyti greitį, lakstyti ir įsitraukti tą veiksmą, žargon sakant, vyksta actiono net tarp šitų dviejų. Nes norint pagauti lenktynininką, policininkas turi būti dar kietesnis lenktynininkas. O kur išmokti būti kietesnių lenktynininkų? Pas tos pačius lenktynininkus. Bet tai gaunasi toks kaip savų fanų klubelis. Kaip ir klubelis. Aišku, tu prasme, kviečiamas ir Brundza, ir policininkai ne tam, kad skatintų tas lenktynės, kaip tik, kad rodės, tai yra šitas žmogus kaip etalonas, sako, nedarykime šitaip, elkimės kitaip, taip toliau. Bet tai vis tiek yra tam tikras priminimas, vėl tam tikras kabliukas, lenktynininkas pasisakė, ten tą ir tą sakė, ne, tai dar, sakykime, tą patį ugnį truputėlį žibalo yra įpilama. Dažnu atveju, prasme, ne visos diskusijos tai baigėsi, bet kai kuriuose taip pasiklausai, žiūriu, bet tai, kokie mes kieti tie lenktynininkai, nepagavo ten mūsų, arba su tiek problemų susiduria, nepagauna, ar ne, neuždraudžia ten jų, čia tai jau jo, žinai. Tas gauna dar didesnį pagreitį kartais. Tai palauk, tai čia panašu į, sakysim, alkoholio reklamą, kad, sakysim, vartodami alkoholį jūs kenkiate ten savo ir visuomenės geroviai ir čia pat papačia eina reklama pačio alkoholio. Alkoholio reklama yra kitas dalykas. Ta prasme, panašus paradoksas su keliuose galėtų būti toks, kad jeigu
nėra jokios alkoholio reklamos ir valstybė sako, žinot, vartoti alkoholį yra blogai. Vat ko mums trūko baliukui, tai alkoholio. Tiksliai įvarom iki parduotuvės, ar ne? Nu, tai būtų tas šalutinis efektas. Tai norėjai vieno, bet vienam iš 100 bus tas durnas variantas, kur truputį kitaip suveiks. Ir jisai nukeliaus to alkoholio. Tai čia tie visi marketinginiai dalykai visokių kaip vaistai, gali pašalinti. Jo, visada visko nesuvaldysi, nesuplanuosi. Tikrai išlenda tų tokių adatėlių, kad kartais ir įdūrė ir skaudžiai įdūrė, o kartais ant to ir išlošė, žodžiu. Palauk, tai reklama tam, kad kažkas uždirbtų. Tarkim, tvarkoji, autopramonė uždirbo, o tie lavonai, kas už tai užmokės, žinai, visuomenė. Ja. Sodra visuomenė, mūsų ligonių kasos, kažkaip. Gerai, bent jau tiek, kad dabar yra bandoma pasiekti profesionalias reklamos agentūras. Jeigu priėjom prie to karo keliuose, tai pažiūrėkime, vienas iš tų įspūdingesnių plakatų, ką mes matome keliuose, automobilis, ar ne, ir prie vairo yra karstas, ne, rezervuota girtiems. Ir tu pamatai taip, duoda tokį, sakykime, šaltą tokį energetinį poveikį, ne, kad tai reiškia, kažkas pamąstė. Tai nebėra vien tik tai, kad, greitai laksyt gatvėmis negalima, ten gausit baudą, užsimušint, bus blogai. Bet čia pat lenktyniavimas yra kieta. Tai jo, bet čia yra kieta, tas išlenda. Ir, ta prasme, tas dalykas... Tai kieta ar negerai? Ne, tas dalykas, kuris yra fainas, jisai savaime susilaukia daug dėmesio. O jeigu sugalvotų tokią socialinę reklamą, kurie gautų virusinį pagreitį, ar ne, anti-lenktyniniškumą kažkokį, tai, valio tai galėtų, sakykime, ir su mažesniu biudžetėliu ir dar plačiau paskleisti. Bet tai labai sunku. Taip. Biudžetų skirtumas. Taip. Kur su milžiniškais pinigais, kur gali nusisamdyti visus geriausius protus ir profesionalus ir viską, kur čia mėgėjiškai. Taip. Bet tai įmanoma. O yra, įdomią mintį pasakei, ar yra tokių, tarkim, kaip čia pavadinti? Antireklamų arba socialinių reklamų, kurios priešinasi kažkokiai reklamai, tarkim, tai jeigu tabakas yra, tarkim, nusprendžia visuomenė negerai, arba alkoholis negerai, tai kažkas kuria gal net savanoriškai ar kaip nors tokias priešingas reklamas, tarkim, socialinė reklama, bet tokia priešinga. Skatintų mažėjimą, mažintų vartojimą, sakykime, taip, kažko prekių. Tarkim, jeigu yra reklama, kad gerti alų, tai kažkas sukuria reklamą, kad negerai, arba ten, sakysim, kokia nors ten, sugirdėjęs tokia, kad kodėl vienuoliai vaizduojami su alaus bokalais? Atsakymas. Apiniai leidžia lengviau išlaikyti celibatą. Tai prasme, vienas iš tų pavyzdžių, vėlgi, išvažiuojant iš Vilniaus, ten prie Gariūnų, nežinau ar dabar bėra, bet buvo stendas, ten irgi yra ta vadinama kaip socialinė reklama, nes, problema kokia buvo anksčiau, kad didelė dalis vairuotojų neužsisegė diržų važinėdavo. Dabar nežinau, kokia ten jų dalis, ten ir baudas didina, ir ten atsakomybės skirsto, bet tas dalykas taip stipriai kaip ir neveikia. Aišku, kiek paveikia ta reklamėlė klausimas, bet tai buvo tokia, viena įdomesnių reklamų, ne, ten pavaizduota viena iš tų įžymybių, aš nežinau, ar iš žąsų kažkas tokio. Reklama yra sena, tuomet jie buvo pakilime ir tai buvo, tam tikras lyderis, tam tikras dievukas, ta prasme, tai tikslinė auditorija, jaunimui tai buvo, kažkoks tai įvaizdis, ne? Ir šalia jo sėdi žąsinas ir tasai veikėjas užsisegęs, o žąsinas ne. Ir parašyta, nebūk žąsinas, užsiseg saugos diržą. Jo, aš tą. Tai irgi tai yra tokia socialinė reklama, kuri kažkiek tai galėtų kabinti. Šiais laikais, aišku, ten YouTube'as, pilnumo internetą panaudo, tai jeigu kažką sumąstyti tokį socialinį produktų, kad nebūk žąsinas, girdi ten užsisek, arba ten apiniai, ta prasme, jeigu geri alų, reiškia, ten pasai celibatas vis dar. Kažkas, tokį, galima bandyti ir sukinėti daryti. Mūsų laidos laikas jau baigėsi. Atsisveikiname su jumis, brangus komisija klausytojai. Dėkojame ir atsisveikiname su mūsų laidos svečiu, Donatu Joniku. Iki susitikimų eteryje. Laidos autorius ir vedėjas Eduardas Bytautas. Kadangi kai kurias savo komisiją laidas mes patalpiname YouTube, tai ši laida tikrai bus. Lengviausia ieškoti įvedus paieškos žodyje e-komisija ir tarp e-komisija laidų susirasi jums reikalinga.